Kovo 8-osios proga, kaip manote, vyrai sveikina moteris dėl to, kad myli ar iš baimės? Iš jokios nei baimės mes nesveikinam. Nesveikinam. Jau atgyvena tarybiniai laikai. Čia tai yra išgalvota šventė. Aš dovanoju gėlės tam, kad galėčiau pratęsti savo giminę paprasčiausiai. Dažniausiai gėlės dovanoju, nes bijai realiai. Pavyzdžiui, būna maistą dovanoju. Maistą, ne? Ką pat su maistu? Vyniotinė. Mėsos ar kažkokį kitokį? Mėsos vyniotinė. Mėsos, ne? Esu gavus, esu aš irgi. Iš meilės ar iš baimės? Iš meilės gal? Iš meilės. Iš prievartos, nes reikia. Jo, o tu priemi su ta pačia prievarta ar? Ne. Ne? Gėlės visada smagu. Jo, ne tik per kovo 8. Aš galvoju iš meilės. Iš meilės? O jūs iš meilės ar iš baimės? Taip reikia. Ko gero iš meilės. Man atrodo, kad iš meilės. Labiau gal iš meilės. Aš tai geriau dovanočiau net ne gėlės, o saldainį. Šokolado. Puikiai. Iš meilės. Iš meilės, o jūs? Paprastai, kad kovo 8 priimtą dieną ir reikia sveikinti. Gėlės tai dovanojat iš meilės ar iš baimės? Tu ir vienas, ir kitas. Iš meilės, aišku. Meilės, ne? Baimės nėra. Jeigu nepasveikinsit, negausit pizdai. Jeigu kovo 8-osios proga gaunate gėlių, bet vakare reikia plauti indus, ar tai dovana? Norėtųsi tą dieną labiau praleisti tiesiog ilsintis, manau. Ne. Ne? Ne, nedovana. Ne. Ne. Taip, manau. Ne. O kaip manat, kokia yra gera dovana kovo 8-osios proga, bet jeigu ne gėlės? Poršas. Gal skani vakarienė. O kokios spalvos poršas? Rožinis. Rožinis, ne? Taip kukliai. Ne, šiaip bet kokie tiktų. Dovana vis tiek. Dovana, ne? Bet jums nesinorėtų plauti jau kovo 8. Bet čia išeina mainai už gėlės išplaunu indus. Ne, labiau pasiteisinimas. Ne. Kovo 8-osios proga gaunat gėlių, bet vakare reikia plauti indus. Ar čia dovana? Nemanau. Ne. Čia ne vien tik kovo 8 taip turėtų būti. O kokia dovana, pavyzdžiui, jums patiktų kovo 8-osios proga? Aš šiaip manau, kad gėlės yra tikrai gražu, bet galbūt tai moteriai reikėtų duoti labiau atsipalaiduoti tą vakarą. Kad ir indus išplauti. Jeigu pagaminta vakarienė, tai tada aš esu už, kad aš išplaučiu indus. Man atrodo, kad jeigu vienas gamina, kitas plauna, čia visai geras kombo. O tavo nuomonė? Aš nesutinku. Jeigu vienas gamina, tai turi padaryti absoliučiai viską iki indų išplovimo ir stovimo į vietą. Ką patiktų gauti kovo 8-osios proga? Gėlės tai būtinai turėtų toks būti dalykas. Atpalaiduojanti diena ir spa koksai. Ar tiesiog šiaip nebūtinai kažką pirkti, bet tiesiog suplanuoti. Tiesiog grinai suplanuoti kažkokią fainą dieną. Gaunate kovo 8-osios proga gėlių, bet vakare reikia plauti indus. Ar skaitosi čia dovana? Ne. Tai aišku, kad ne dovana.